Atvažiavom su kitom šeimom iš stovyklos vaikų į Vermonto meškučių, pliušinių meškučių gamybos fabriką. Į ekskursiją. Štai ten vaikai dūksta. Tuoj pabandysime eiti, pažiūrėsim, ko ten įdomaus. Su megztiniu, matai? Daug meškinų. Dar laukiam ekskursijos, kol kas po parduotuvę žvalgomės. Štai prasidėjo ekskursija, mums pasakojo apie istoriją šitos gamyklos. Štai čia mums parodė siuvimo cechą. Atsiprašau, čia yra pjaustymo cechas. Čia yra tokios detalės, parodė kokios formos. Čia vat visos 20 detalių, iš kurių susideda meškinas, didelis pjaustymo stalas. Toliau šitoj vietoj mums jau parodė, aš einu iš paskos, siuvimo cechas. Šitos visos moteris, kai kurios vietos užimtos, dabar kai kurios ne. Prie kiekvienos mašinos jie kiekvieną detalę vis kitokią siuva ir tada sujungia. Galima pamatyti moteris kažkokias pusfabrikačius meškinus siuva. Sakė, kad per dieną jie iki 1000 meškinų pagamina, viskas siuvama rankomis, tai nėra kažkoks tai ypatingai masinis konvejeris. Ir vėliau eina kimšimo cechas. O čia kaip tik vaikai dabar žaidžia. Parodyta, kas yra prikimšta. Štai koks minkštas. O, labai minkštas. Tuoj aš pabandysiu prieiti. Visi mato, vyras pasakoja. Sako, kad iš pradžių jis jautėsi ką tik susitas tuščiagalvis, nes jie prikimšo ir tada sako, kad jis vis dar gėdėsi, nes jis dar neturi kažko rūbų. Taip, čia atrodo prikimšimą, atrodo rūbus, sako, kad yra 130 įvairių rūšių. Kostiumų meškinams. Čia galima pamatyti daugiau jo. Štai jau apsirengę meškučiai iš arti. Kai kurie kostiumai labai sudėtingi, va tas vadinasi Shakespeare. Kaip Shakespeare arba Renesanso meškiukas. Bet šitų rūbukai labai gražus. Ir važiuoja meškučiai. Čia dėžutės, kurias iškeliauja meškučiai. Ir čia dar daugiau gražių meškučių. Meškutis gydytojas. Čia rodo, kas gali atsitikti meškučiams ir kaip juos taisyti. Va, vienas meškutis sergantis medus jam yra į lašelinį uždėtas. Pasako, kaip juos skalbti, kad negalima džiovinti džiovykloje. Rodo įvairius sužalojimus meškučių. Beje, nors parduotuvė yra gan brangi, vieno meškučio vidutinė vyrubo kaina yra apie $50, bet jie garantuoja, kad ką be padarytum tam meškučiui, jeigu sugadinsi,
pristatysi etiketę arba akį su jų ženklu ir jie tau visiškai jį pataisys visą gyvenimą. Čia parduotuvė yra tikrai gražių egzempliorių. Štai čia pavyzdžiui yra Hillary Clinton. Čia pavyzdžiui yra Trumpas. Kokie plaukai pas jį. Štai Maja žaidžia. Yra tikrai labai įdomių personažų. Su įvairiausiais juokingais rūbais. Štai studentai.